Tavo kūnas niekada tavęs nebaudžia, jis tik reaguoja. Tarkim, emocinis valgymas – tai reakcija į neišgirstus jausmus. Kas yra pilvo riebaliukai? Tai reakcija į lėtinį stresą, o nuovargis – reakcija į perdegimą. O nuolatinis alkis, kas tai yra? Reakcija į emocinę tuštumą. Sustingęs kaklas, pečiai – tai reakcija į per didelę atsakomybės naštą. Gal neši viso pasaulio rūpesčius ant savo pečių? Skausmas apatinėje dalyje – finansai, nesaugumas. Virškinimo problemos – tai reakcija, kad kažko nepakeli, kažko nevirškini. Ko? Tam tikro žmogaus, situacijos? Klausimas tau. Odos bėrimai – reakcija į slopinamą pyktį ar vidinį konfliktą. Oda apskritai kalba apie tai, kad aš nepriimu kažko iš išorės. Skausmas kojose – reakcija į baimę žengti į priekį, nes kojose tavo judėjimas. Ir kai bijai pokyčių, kai bijai sprendimų, kai bijai savo kūno, tada jis tave stabdo. Ir skausmas kūne tai nereiškia, kad tu esi bloga mergaitė. Tikrai ne. Tai reiškia, kad laikas sustoti, kad laikas paklausti savęs, kaip aš galiu padėti savo kūnui, kaip aš galiu tai padaryti jau šiandien. Ir šis klausimo turėtų pakakti, kad atsivertų tikrieji pokyčiai. Nori gauti išplėstinį kūno emocijų žemėlapį? Nemokamai. Rašyk komentare nori. Ir pasidalink šituo video, galbūt per tave kažkam irgi turi ateiti savi atsakymai.